Prisiliesti, pajausti ir išgirsti širdimi kviečia Šiluva, pristatoma kaip kultūrinio, pažintinio, piligriminio turizmo objektas, patrauklus visiems ir lankomas visų. Prieš 20 metų šią žemę ir žmonės palaimino čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II. Ne vienas Šiluvoje nelieka be dėmesio, vienuolės gyvenančios Jono Pauliaus II namuose su kiekvienu bendrauja jam priimtinu būdu, kiekvieną lydi šventovėje, kokiu būdu jis bejudėtų ar kokią negalią beturėtų. Visi tikisi prisiliesti prie stebuklo, apie kurį kalbama 400 metų, kai čia pirmą kartą pasirodė švenčiausioji mergelė Marija. Dievo motinos apsireiškimas Šiluvoje laikomos pirmojų Marijos pasirodymų Europoje ir vienu iš 5 bažnyčios pripažįstamų apsireiškimų. Šiluvoje veikia piligrimų informacinis centras, mielai sutinkantis keliauninkus. Jis pritaikytas žmonėms su negale. Centre įsikūręs ir Šiluvos muziejus, vyksta parodos, renginiai, edukacinės programos visiems, kas tik pageidautų sužinoti apie Šiluvos šventovę, apylinkes bei miesto istoriją. Daugiausiai lankytojų, turistų bei maldininkų sulaukiama per šilinių atlaidus. Tuomet į Šiluvą suplūsta 80 000 piligrimų ir maldininkų. Jų metu vyksta pamaldos, Jono Pauliaus II kultūros namų salėje rodomi dokumentiniai filmai. Aikštėje tarp koplyčios ir bazilikos vyksta chorų pasirodymai, spektakliai.